antras dalykas, dar mačiau kaip kas, žengiam nuo kulno. Ta prasme, ne pilną pėdutę statom, bet nuo kulno. Kaip per citrinas. Kulnas, viduriukas pėdos, pirščiukai, ne? Nes taip pat mačiau žengia ne nuo kulno, o pilna pėda. Nu tai ką, įsisavinam visus žingsnelius ir žygiuojam. Tiesios rankos, priešinga ranka, priešinga koja, priekį pagaut, gale paleist, išsitiesia, į žemę nežiūrim, sakinėjasi pečiai, nes kai sakinėjasi pečiai dirba tarp menčių, reiškia, tiesinam savo kupras, nes jeigu tik tai eina iki čia, tai mūsų kupras nesitiesina, ne? Kai eina ranka atgal, mentė juda link stuburo, dirba raumenukai, išsitiesina kupras. Tikrai išsitiesina. Yra pavyzdžių. Ir paskutinis yra žingsnis, pakankamai platus nuo kulno. Žygiuojam? Žygiuojam. Aš nežinau, ar čia žygiuot palei tą taką dabar jau verta. Aplink stadioną eina. Gal geriau palei pakraštį stadioną, gal geriau palei pakraštį. Tai jūs eikit tada visi krašteliu, aš prie kiekvieno prieisiu ir pasižiūrėsiu, gerai? Palei pat kraštį, kaip ne taip štapiu, ją pašnešti. Ne, aš jau šiandien vaikščiau savo. Eilutė. Saugoti. Apinko tas laikus, gal nori fotografuoti? O tai pasipūkės. Tai praleidžiu moterį. Las visi žyguoja, tas užsimam su žingsneliu. Ne, nes man su kablais tik kraštį. Dana, где ты? Labai plačiai reikia vaikščioti. Mano berniukas nuėjo. Eina tą Plačiau eina. Plačiau? Nuo kulno. Tai kad aš nuo kulno? Taip atrodo. A jūs ten kur per asfaltą?